Sveikučiai! Šiandien kepam skanų ir sultingą vištienos sparnelių šašlyką. Geriausia vištienos sparnelių dalis yra vidurinė. Mėgstu ją kepti paprastai, bet šį kartą darysiu ypatingu būdu. Pradžiai, kaip visada, pamarinuojam, tai marinavimui naudoju druską, juodus pipirus, česnakų granules, taip pat papriką saldžią, kajeno pipirus. Šiuo mišiniu tiesiog pamarinuosiu mėsą. Dar papildomai naudosiu marinuotų agurkų sunką. Sparnelius gana gausiai pabarstau prieskoniais, įdedu dar agurkų sunkos. Tokį marinatą labai rekomenduoju, tikrai gaunasi geras rezultatas. Įpilti galima to skysčio ir daugiau, priklausomai nuo to, kiek jo turite. Kadangi marinuoto agurkų sunka turi rūgšties, tai marinavimo labai ilgo nereikia. Aš tiesiog marinuoju kelias valandas prieš kepant. Jeigu aplinkos temperatūra nėra aukšta, tai galima net ir nedėti į šaldytuvą, galima tiesiog padėti kambario temperatūrai. Kuriu kepsninę ir šildau ją maždaug iki 150 laipsnių Celsijaus. Pradžiai pasakiau, kad kepsiu ypatingų būdų, tai šiuo atveju tiesiog sumaunu tuos sparnelius ant iešmelių ir dedu 2 iešmelius, tada juos bus lengva apversti ir šitą būdą pasirinkau būtent dėl šitos priežasties. Pradžiai gal sugaištama daugiau šiek tiek laiko, bet paskui užtat sutaupoma energijos ir laiko kepant. Na ir šį kartą teko tai daryti 2 kartus, kadangi nepamatavau iešmo ir buvau pamiršęs, kad jie telpa tik tai į didesnį kamadą. Tai teko viską sudėti ant medinių pagaliukų. Kai kamado temperatūra įdėjus groteles stabilizuojasi ties maždaug 150 laipsnių, dedu mėsą ant grotelių. Jas dar galima papildomai patepti kokiu aliejum, kad mažiau priliptų, bet jeigu gerai įkaitę, tai galima to ir nedaryti. Kadangi kepu tiesiogiai ant anglių be jokio deflektoriaus ar kitų priedų, tai labai svarbu tuos sparnelius laiks nuo laiko pavartyti ir šitas variantas, suveriant juos ant pagaliukų, yra labai patogus, nes nereikia kiekvieno sparnelio apversti atskirai. Kitas būdas, jeigu nenorit verti ant pagaliukų, juos galima tiesiog kepti ant grotelių, bet kad būtų patogiau apversti, tai tą darau ne ant pačios kepsninės, o nuimu kartu su grotelėm ir mumėdamas 2 pirštinės tiesiog apverčiu rankomis. Taip yra daug greičiau ir daug patogiau ir kepsninės temperatūra nepabėga, kol tie sparneliai yra apvartomi. Viso kepimo metu palaikau pastovią temperatūrą, bet svarbu yra ne pati temperatūra, o tiesiog reikia žiūrėti, ar mėsa nesvyla. Ji turi pamažu kepti ir laiks nuo laiko reikėtų ne tik apversti, bet ir apkeisti vietomis, nes kepsninė kaista nevienodai ir kažkuriam krašte, dažniausiai tai yra gale, temperatūra būna aukštesnė. Kadangi sparneliai turi gana daug riebalo ir jungiamojo audinio kremzlių, tai juos perkepti yra pakankamai sudėtingas. Svarbiausia, kad neprisviltų, o tikslas yra pasiekti vidinę temperatūrą, kuri būtų apie 80 laipsnių prieš nuimant. Tokiu atveju bus lengvai mėsa nuimama nuo kaulo. Prieš pat pabaigą aptepu dar sparnelius padažu. Galima naudoti tokį, koks jums patinka. Aš į dar standartinį tą barbekių padažą dar pridedu truputį siračios, truputį acto ir worcesterio padažo, kad jisai būtų šiek tiek skystesnis. Kadangi kepam ant atviros liepsnos, tai aš daug labai to padažo nededu, nes dažniausiai jisai turi cukraus ir labai svyla. Minimaliai tiesiog tam, kad suteikti papildomo skonio, šiek tiek aptepu vieną pusę ir po kiek laiko dar aptepu ir kitą pusę. Užtepus padažą reikia tiesiog sulaukti, kol jisai prikimba prie mėsos, šiek tiek nugaruoja drėgmė ir galima po to apversti, kitą pusę irgi pakepti su padažu. Ir tam užtenka kokių vienai pusei 5 minučių ir kitai pusei 5 minučių. Tai tikrai nėra ilgas procesas, bet suteikia papildomai daug skonio. Beje, jeigu galvojat, kad dėl to, kad sparneliai suspausti neprikepa oda, tai taip nėra. Visas riebalas išsilydo, nes pasiekia pakankamai aukštą temperatūrą. Ir tikrai lengvai kramtomi sparneliai ir skanūs. Man tokio būdo pagrindinis privalumas yra tai, kad nereikia kiekvieno sparnelio apversti atskirai. Galima tiesiog vienu kartu apversti labai daug jų ir tolygiai iškepa viskas.
Tikrai siūlau pabandyti tokį būdą, labai pasiteisina. Skanaus ir iki kito karto.